Treneri, lietaus lyg ir didelio nebuvo, bet turbūt komanda jautėsi kaip po gero šalto dušo, kai grįžo po rungtynių. Oras šiandien buvo futbolo oras, tai kažko geriau net negalėjau paprašyti. Oras buvo, eik ir žaisk ir mėgaukis. Rungtynės tarsi iš kelių tokių atkarpų susidėjo, gana atsargi pradžia, po to pirmas įvartis labai gražus. Aišku, kai gauni tokį įvartį, tai jis netoks gražus būna, bet jūs labai greit sureagavot ir po to turėjot gerą atkarpą, kai galėjot ir persverti rezultatą. Visgi pati kėlinio pabaiga vėl praleistas įvartis, ir atrodo, kad į antrą kėlinį komanda išėjo norėdami kuo greičiau įmušti, bent man tai pasirodė. Ar sutiktumėt su tuo? Žinot, sutinku su jumis, kad, taip, įėjom ir rungtynės gana sunkiai. Atrodė, kad krenta. Įėjom gana sunkiai. Įėjome gana sunkiai, prasileidom tą įvartį ir Kauno Žalgiris, manau, iki įvarčio buvo gal šiek tiek agresyvesni ir šiek tiek geresnė komanda, bet tik praleidus tą įvartį, aš manau, ta reakcija žaidėjai buvo tikrai labai gera. Labai gera ir mes po 10 minučių net išlyginom tą rezultatą ir po to buvo labai gera atkarpa iš mūsų, kur irgi sakau, kad turėjom 2-3 labai gerus momentus. Labai gerus momentus ir jeigu būtų pavykę pasižymėti, gal tos rungtynės būtų visiškai kitokios. Ir neįmuši tu, įmuša tau. Prasileidom kėlinio pabaigoje, kur atrodo, užbaigta tą pirmą kėlinį, persistatyti ir žaisi kitaip. Tas įvartis labai pakoregavo mūsų žaidimą antrą kėlinį, nes, taip, turėjom mes lyginti tą rezultatą ir kas krito į akis, mes labai daug kamuolių praradinėjom aikštės vidurė. Aikštės vidurė, prarasti kamuoliai, žaidžiant, tikrai gera komanda, kuri turi gerus, greitus žaidėjus. Mes vargom ir varžovas, sumušė tos įvarčius. Sumušė tos įvarčius ir jau esant rezultatui 4-1 aš jau pradėjau galvoti ir apie kitas rungtynes, reikėjo kažkiek tai parotuoti ir kitiems žaidėjams duoti pažais, bet šiandien tokios rungtynės buvo, kur jeigu tinkamų metų būtume įmušę įvartį, manau, jos būtų pakrypusios į kitą pusę, bet gavosi taip. Kiek teko ir pasikalbėti, ir pastebėti, šitas stadionas nėra ypatingai sėkmingas jūsų komandai. Ar tikite kažkokiais tais prietarais, ar kaip pats manot? Ne, netikiu prietarais, bet ta istorija yra kažkokia, tai tu žinai, kur tu važiuoji ir tu žinai, kaip čia yra įvykę prieš tai, bet aš apie tai per daug negalvoju. Aš manau, kad mes turėjom 2 labai gerus mėnesius ir paskutinį kartą buvom pralošę būtent ir Kauno Žalgiriui ir po to turėjom tikrai daug pergalių ir įsitvirtinom antroje vietoje. Ir dabar, ką žaidėjams sakau, ta gera atkarpa, jinai visą laiką užsibaigė. Jinai užsibaigė, bet dabar, atėjo laikas vėl pradėti kitą atkarpą. Tai gerai, kad tos kitos rungtynės yra už 3 dienų, turime eiti, padaryti analizę ir tik pirmin.